Kėdainių Nevėžis pergalingai pradėjo naująjį pirmosios lygos sezoną. Kėdainiečiai namuose rezultatu 3-0 palaužė Kretingos Minijos pasipriešinimą. Pirmąjį kėlinį taikiai su varžovais sužaidė Nevėžio futbolininkai, antrajame apdovanojo varžovus įvarčių lietumi. 51 minutę Rokas Mikuckis nuginklavo Minijos vartininką. Po gerų 10 minučių kamuolį į Kretingos komandos vartus pasiuntė Ernestas Pečiulis, tai padidindamas komandos pranašumą 2-0. Lyg to būtų maža, 81 minutę Aivaras Lyberis nudžiugino Kėdainių sirgalius ir įtvirtino komandos pergalę rezultatu 3-0. Įkrito įvarčiai antrame kėlinyje. Jie lygiai taip pat turėjo ir privalėjo įkristi ir pirmame kėlinyje. Būtume anksčiau įmušę, būtų rungtynių eiga, sakykime, pirmam kėlinyje iš dalies apspręsta. Bet kadangi mes nepasiekėm, ko norėjom pirmam kėlinyje, kontroliavom žaidimą, turėjom progų, tik tai nepasiekėm įvarčių. Vienintelė dalyko, ko trūko pirmam kėlinyje, tai įvarčių. Pirmiausia, aš noriu pasveikinti Nevėžio komandą su gražia pergalė, tokia rezultatyvė. Užsidegusi komanda. Aišku, ir mes tikrai važiavom nepralaimėti. Tikėjomės bent jau įmušti įvartį, bet čia futbolas nepavyko. Tikimės, kad ateityje vis tiek mes ir įmušim varžovams su įvarčiu. Kretingiškai šiandieną buvo šiek tiek, sakykime, silpnesni ir nemanau, kad jie kažkokį geresnį ar brandesnį ar geresnį žaidimą ar įdomesnį žaidimą pademonstruos likusioje sezono daly. Na, o mūsų žaidimas priklausys nuo noro. Potencialas mūsų komandos yra gan nemažas tikrai ir tik tai, manau, kiekvienose rungtynėse teks įrodyti tai, kad mes esame už kažką stipresni. Kėdainiečiai galėjo džiaugtis ne tik puikių komandos pasirodymų, bet ir naujuoju aukščiausius reikalavimus atitinkančių stadiono apšvietimu. Šiokio tokio skonio, sakykime, šitam lietuviškam futbolui toks vakarinis žaidimas prie dirbtinio apšvietimo jisai prideda. Sakykime, tai buvo kažkas, sakykime, tokio nekasdieniško. Tai labai faina, labai smagu, kad ir pirmoje lygoje, ir prie dirbtinio apšvietimo vyksta varžybos ir žiūrovams smagiau ateiti. Ir patiems žaidėjams čia ne visi tebu žaidė pirmą kartą. Kitas rungtynės Kėdainių Nevėžio futbolininkai žais balandžio 4 dieną. Jie svečiuose susitiks su Gargždų Bangos komanda.